Gali atsipalaidavot? Ar dėl ko taip visa situacija? Truputį atsipalaidavom, truputį gal mus nuramino Pilk atstovai, kurie prieš varžybas labai prašė perkelti varžybas, kad jie nesusirinks, kad jie antras varžybas turi. Efekte mes turėjom vieną keitimą, jie turėjo 3 ar 4. Tai turbūt ir pavargom trupučiuką. Ir aišku atsipalaidavom, nes 4-0 dar buvo kažkiek tai. Bet tuo metu, kol dar buvo 0-0, kažkaip jaučiau, kad sakysi, jog neišnaudojom pirmų ten 3-4 momentų. Praeitos savaitės scenarius, nes galvoju, jeigu baigsis 6-2, tai bus identiška, nes irgi nepataikėm, neėjo tos kamuolys tiesiog į vartus, bet šį sezoną mes esame tokie altruistai, patys daug mušam ir kitiems leidžiam. Tai, bet šiaip sukuriat labai daug momentų, jeigu neišnaudodami krūvos vis tiek sumušat po 5-6, kas čia puolimo kažkokios paslaptis? Nežinau, gal jau 3 metus žaidžiam tą mini futbolą, mažąjį futbolą, tai tiesiog gal čia aikštelė didesnė, gal tas padeda, aišku, švilpia nuo šalies, bet Neblogai. Tiesiog jau neblogą formą įgavom ir tikėkime, kad tos traumos, kur praeitais nežaidė šiandien Artūras dėja, tai tikėkime greitai sugrįž. Tai jūs tik patobulėjot, ar čia varžovai tokie silpni buvo? Aš sakau, kad mes patobulėjom. Mes šiandien gynybą labai gerai žaidėm. Atėjo normalus vartininkas pagaliau pirmą kartą. Tai jis pavadovavo liniją ir žaidimas buvo prie mūsų varto, bet prasileidom įvartį, tai ne žaidimą, klaida vėl liniją. Kai prasileidot tą įvartį, neįsigandot, kad ir vėl taip atrodo? Buvo gal trumpai. Tokių nuotaikų, bet po poros minučių, man atrodo, išlygino. Pati rungtynių pabaiga psichologiškai nebuvo sudėtinga, kai vienoje pusėje jau žaidimas vyko? Net nepasakyčiau, mes įpratę gintis daug. Tai jo, viskas tvarka, manau buvo. Džiaugiamės to tašku, pirmoji įvarčių. Kas buvo svarbiau prieš rungtynes? Rezultatas turbūt. Ta prasme, galvojot apie tai, ar tašką iškovoti, ar įvartį įmušti? Ne, šiaip buvo tikslas įmušti pirmąjį įvartį, o su rezultatu kaip gausis, taip gausis. Jei atvirai, tai galvojau, kad sugrįžimas bus vėl paženklintas pergalė. Kas nutiko, kad nepavyko? Aš galvoju, pirmą reiktų išskirti priešininkų vartininką, kuris tikrai sužaidė neblogas varžybas. Ištraukė kokius 3 tikrai gerus ir šiaip neuždarėm porą virpstų. Truputėlį sėkmės, drausmės ir aš galvoju, reikia gerbti varžovą, nes mes išėjom 5-0, 4-0. Buvo tokių minčių, ne? Pas mane nebuvo, bet buvo paskui buvo. Tai truputėlį įmušėm tą įvartį, grįžinėjom, pirmą ataką, viskas, jau čia keitimus darysim, taip negalima žaisti. Bet prie 1-1 tas jūsų žaidimas buvo jau geresnis negu prie 0-0. Tai, pradėjom žaisti, nes taip atrodė 0-0 ar 1-0, tai 1-0 mes neilgai galim, 1 minutę, nedaugiau, 2. Nusivylė? Manau, kad taip. Manau. Tikrai taip. Tai kai viskas baigės, labiau nusivylę esat ar ta laimingesnių rungtynių pabaiga? Bendrai paėmus, nusivylę, iš tikrųjų turbūt pritrūko kovingumo, sakykim, tas toks rezultatas. Daug prasileidom, ir komplektacijos, tokios, sakykim, problemas atrodo. Bet keitimų jūs daugiau turėjot? Turėjom keitimų, bet, sakykim, vis tiek biškai norėtųsi, kaip sakytų, kūrybingų žaidėjų galbūt pritrūko, kažkaip sunkiai sekėsi laikyti tą kamuolį. Aš sakau, pagrindinė turbūt priežastis, kodėl taip gavosi, tai turbūt kovingumas iš tikrųjų. Gerai, o kaip tada nesugriuvot, kad prie jau didelio deficito? Sakykim, mes turbūt neturėjom jau ko prarasti, o varžovas turbūt šiek tiek pradėjo, gal atsipalaidavo natūraliai, ta prasme, sakykim, 1, 2, 3 tas įvartis sukryto, turbūt, kaip sakyti, jau sunku buvo. Bet vis tiek maloniau taip užbaigti rungtynes. Aišku, maloniau taip užbaigti, maloniau panervuoti, sakykim, priešininką, ta prasme, nes jam turbūt irgi mato, kad, galim, kaip sakyti, nemušti, tokios įdomios rungtynės, bet nelabai vykė. Lyginant su kitom, jos prastesnės, geresnės? Ne rezultato žaidimo prasme. Prastesnės, šiaip labai prastas, ta prasme, rungtynės nesisekė. Atrodo, nieks ten lygioje vietoje negalėjom stabdytis to kamuolio, ten atrodo, tie žaidėjai, kurie iš tikrųjų gali stabdytis, gali žaisti kitaip, sakykim, ir tie žaidėjai nesužaidė, sakykim, o tie, kurie gali žaisti pagal savo galimybės, tai irgi nesužaidė. Taip, sakykim, kažkaip. Tai toks rezultatas. Toks rezultatas. Varžovam nusprendė duoti forų, ar kitaip galima rungtynių pradžią įvardinti? Visada vartininkas kaustas, bet šiaip, turbūt senatvė. Geras puolėjas, išmaudė porą kartelių, mane gavom biškį forą.
Bet kaip ir žmonės šneka, žaibas jau nėra toks, kaip buvo. Nėra stipriausia komanda. Aš nežinau, kas stipriausia, turbūt tai tikrai ne pagal šiandien varžybas, bet, nu, kaip visada, esame solidžiai, tai nieko negalėčiau prikišti. Šiaip esat patenkinti žaidimu. Jo, labai iš tikrųjų patenkinti, palyginus tai, ką turėdavom anksčiau, sakykime, praeitais metais, dabar renkasi kol kas daug gausiau ir pilnesnis komplektas. Ir po truputį vis matom, vis, kaip sakant, geresnį susižaidimą, kažkokia tai kompozicija gaunasi jau. Lyginant su Oniksu, kur praleido daug įvarčių, tada sakėt, kad nėra blogas žaidimas. Kas šiandien buvo geriau? Nu nežinau, iš tikrųjų mes tiek prieš Oniksą atrodo visai neblogai dar, tik tai vat, kažkaip vėl ta gynyba šitą stringa, nežinau, tiesiog gaunam tas įvarčius. Ir patys vis dar nedamuš. Tai nežinau, šį kartą galbūt mes labiau pradėjom antrų numerį, kaip ir nusprendėm, tai tas mums visada padeda. Tai galbūt šitas tiesiog padėjo.